Štai taip atrodo savadarbis nedidelės galios lazeris, kurį galima pasidaryti iš DVD įrenginio. Vilniaus universiteto studentai jums pademonstruos lazerio veikimo schemą ir kaip tokį lazerį pasigaminti. Čia yra sudėtingesnė šitų lazerių schema, yra viena paprastesnė schema, bet jinai labai reaguoja į elementų nusėdimą. Šita schema netaip reaguoja, kadangi reguliatorius ima sau kažkiek voltažą ir atiduoda reikiamą 3,5 voltus atiduoda į lazerį. Todėl, kada šitie elementai nusėda iki tokio lygio, kad nebegali veikti reguliatorius, schema nebeveikia tiesiog. O paėmus paprastesnę schemą, lazeris veiks, bet vis silpniau tiesiog švies. Įdėtas šitoj schemoj potenciometras arba kintamų varža tiesiog. 2 varžos po 10 ohmų sujungtos lygiagrečiai. Įdėtas vienas diodas, kad nesupainioti pliusų su minusu. Jeigu netyčia supainioji pliusų su minusu, tiesiog nieko neveikia, bet lazeris nesudega. Ir kondensatorius reikalingas tam, kad palaipsniui įjungti lazeris, kad ne iš karto būtų visa padedama galia, o palaipsniui būtų dedama. Nes šitie lazeriniai diodai yra labai jautrus bet kokiem įtampos šuoliam. Netgi statinė iš žmogaus statinė iškrova gali nužudyti iš karto. Pradžiai reikia išardyti optinį prievadą, kitaip tariant, DVD rūmą. Pradedam nuo viršutinio dangčio atidarimo. Galima imti, aišku, neveikiantį, galima imti veikiantį, bet svarbiausia, kad jame veiktų mums reikalinga dalis, tai diodas. Reikia turėti nepaprastą, ne bet kokį optinį prievadą, o būtent DVD RV, nes jame yra galingas raudonos spalvos lazerinis diodas. Svarbiausia dalis yra šita. Jame yra 2 lazeriukai diodų, vienas šitoj vietoje, kitas šitoj vietoje. Vienas iš jų yra CD diodas, tai yra infraraudonųjų spindulių. Mūsų akiai yra jis nematomas, jo šviesa skleidžiama, nematoma. Ir kitas yra raudonas, DVD RV diodas. Čia yra pati lazerinė galvutė. Kol kas mums reikia iš jos tik tai faktiškai lazerio ir mes paimsim šitą viršutinį lęšį. Va, 2 diodai. Šitas yra raudonas, šitas yra infraraudonas. Pajungus juos į schemą, jie švies vos raudona tokia spalva. Tai pasiėmus telefoną arba bet kokią kitą kamerą ir pažiūrėjus į tą diodą pro tą kamerą, turėtų matytis toks baltos šviesos spindulys, jeigu tai yra infraraudonųjų spindulių diodas. O raudonas, pasirinkus tinkamą galią, švies ryškia raudona šviesa. Paprasčiausiai nukerpame tą diodą, vieną kurį nors, ir išimame jį iš jo radiatoriaus. Tai yra 3 kontaktai. Vienas, tas šone yra minusas, kitas viršui yra pliusas, o apatinis yra signalas ir mumis nereikalingas. Dabar reikia prie pliuso ir minuso prilituoti 2 laidus. Dar viena svarbi lazerinio prietaiso dalis yra kolimatorius, kurį galima pasigaminti patiems arba reikiamų detalių įsigyti parduotuvėje. Kolimatoriaus esmė slankiojantis lęšis, kuris fokusuoja spindulį. Norint patiems pasigaminti kolimatorių, lęšį galima pasiimti iš DVD įrenginio. Pats lęšiukas išimtas. Iš esmės čia yra paprastas kolimatorius nuo pigos lazerinės rodyklės, kuri kainuoja 4 litus. Arba galima pirkti, aišku, specialiuose parduotuvėse, vadinamas lazerinės dotas, bet jos kainuoja nuo 30 litų. Tačiau jos veikia daug geriau negu bet koks pačio pasidarytas ar už 4 litus kolimatorius. Taip, taigi
belieka viską tik tai sudėti į kokią dėžutę ir išbandyti. Taigi galiausiai produktas pagamintas. Turime savadarbį lazerį, kurio galia siekia maždaug 200 mW. Taigi šiuo lazeriu galime uždegti degtuką, susprogdinti balioną, išdeginti juodą plastmasę. Ir lipnę juostą labai įdomi šiai. Jo, nukirpti lipnę juostą. Ir padaryti žmogų aklu. Taip, tai irgi yra mano. Todėl šiaip visiems patartume su šitais lazeriais dirbti būtent su akiniais. Raudonais. Raudonais.